Sveiki, šiandien esu kavos skvere, kur su Giedrium kalbėsiu apie kavą, kas yra gera kava. Man tas kavos skonis ir kvapas mane persekiojo dar kokius metus, du gal sakykim. Aš niekaip negalėjau pamiršti tos degustacijos ir to kavos skonio, kurį aš ten atradau. Kaip įsigyti geros kavos, pasigaminti. Ir gaunasi kava su visom kavos atskleistom natom, su skoniais. Tas metodas man labiausiai kažkaip įsiminė iš kavos degustacijos ir labiausiai atsiskleidžia man kava šiuo metodu ruošiant. Turėsim nedidelę degustaciją. Negerčiau, dar sumokėčiau, kad man tokios kavos neneštų niekas. Tiesiog pati pradžia, nuo kurios prasidėjo kavos kelias, buvo kavos degustacija Taste-Map kavos, tos kavos, kurią mes dabar savo kaviniai siūlom svečiam. Draugai padovanojo dovaną kavos degustaciją. Mes vykom su draugais į kavos degustaciją ir tiesiog aš po tos degustacijos, man tas kavos skonis ir kvapas mane persekiojo dar kokius metus, du gal sakykim. Aš niekaip negalėjau pamiršti tos degustacijos ir to kavos skonio, kurį aš ten atradau. Ir ilgai galvojau, kaip kitur geri tą kavą, nerandi tų skonių, ką būtent ten aš atradau. Ir paskui ėjo laikas, galvoju, reikia tą skonį perteikti savo mieste, savo svečiams, nes tikrai Alytuje nėra tokios kavos. Aš buvau tikras, kad tokios nėra, nes iki tol man nebuvo tekę ragauti tokios skanios kavos. Kokie gamybos būdai atrodo svarbiausia atskleisti tą tikrą kavos skonį? Man asmeniškai labiausiai kava atsiskleidžia ją ruošiant filtriniu būdu, tai kaip pavyzdys V60 arba Chemex būdu, kai kavos pupelės vidutinio skrudinimo, lengvesnio skrudinimo atitinkamų malimų sumaltos, tiesiog užpilamos karštų verdančių vandeniu. Atrodo kaip ir paprastas būdas plikimo, bet esmė yra tame, kad tos pupelės sąlytį su vandeniu turi tik tais tol, kol tas vanduo pro jas bėga vanduo. O paskui vandeniui prabėgus tos pupelės tiesiog nuimamos nuo puodelio ir gaunasi kava su visom kavos atskleistom natom, su skoniais. Tas metodas man labiausiai kažkaip įsiminė iš kavos degustacijos ir labiausiai atsiskleidžia man kava šiuo metodu. Supratau dar vieną esmę, kad šiuo būdu ruošiant kavą, jinai turi būti šviežia, kad atskleistų savo visas skonių savybės, tinkamo skrudinimo, ir aišku, aukštos kokybės kavos pupelės. Rinktinės tos rūšinė vadinama kava, kad kuo jinai skiriasi nuo kitos, sakykim, tai kad visos pupelės vienodo dydžio daugmaž turi būti, neturi būti atplaišų kažkokių dalių, kad skrudinimo metu nebūtų, sakykim, pupelė vieno skrudinimo, o mažesnis kažkoks gabaliukas, jau jisai tamsesnis už pupelės, kuris darant kavą, jis gali išbalansuoti tą kavos skonį. Tai kiekviena pupelė gaunasi tame maiše esanti net ir suskrudus, viena kita gali visą skonį įtakoti. Žinoma, taip. Jeigu tu ateini į kažkokią kaip kavinę, Vilniuje, Kaune ar kažkokiam kitam mieste, būdamas ir nori gauti tos kavos geros, ką paprastai užsisakinėji, kokį kavos puodelį ir kaip tada tu įvertini tos kavos kokybę. Vis tiek kava geriausiai atsiskleidžia esprese, sakykim, espreso šote, juodoje kavoje arba, kaip pasakiau, filtriniai kavoje labai gerai atsiskleidžia kavos skonis, kavos kokybė pupelių. Tai aš stengiuosi visada filtrinę kavą arba juodą kavą. Espresas nėra ta kava, kurios aš atsigerčiau, sakykim. Aš jį išgeriu, bet jeigu aš noriu kavos padegustuoti, tai juodą kavos puodelį renkuosi. Koks yra populiariausias ir rekomenduojamas kavos sumalimo būdas, jeigu nori namie gamintis, kad ir tuo pačiu užpilamu būdu, kad gautum jos geriausią tą skonį? Jeigu namuose, vis tiek pas mus pagrinde dar kava ruošiama namuose plikimo būdu dažniausiai. Vis tiek, kaip bebūtų, kad ir kaip tie kavos aparatai užiminėja tą nišą, bet žmonės daug dar ruošia kavos užpilamųjų būdu ir reiktų atkreipti dėmesį į kavos
rupumą pirmiausia, kad jinai nebūtų per smulkiai sumalta, nes jeigu plikimui ruošiame kavą, turi būti vidutinio rupumo, tokia sakykim, ir vidutinio skrudinimo turėtų būti, kad jinai atskleistų tuo savo skonį. Degustuojant kavą, pirmiausia, reiktų atkreipti dėmesį į pojūtį burnoje, kas lieka išgėrus pirmą kavos gurkšnį, sakykim. Kava turi turėti rūgštumo, turi turėti saldumo, turi būti tiesiog balansas burnoje. Ir išgėrus kavą taip pat turi jaustis kavos natos, sakykim, kažkokių vaisių ar uogų poskoniai burnoje turėtų jaustis geroje kavoje, sakykim, turi atsiskleisti ir išlikti tas kavos skonis dar ilgą laiką, kad tiesiog primintų tau, kad tu tikrai ragavai gerą kavą. O ne tai, kad išėjus norėtųsi kažką suvalgyti, kad greičiau tas skonis dingtų. Bet tu gana tokią plačią paletę įvardinai, kavoje. Tai ar kažkoks skonis paprastai rūgštumas, ne, dažniausiai yra siejama su kava. Ar jisai nėra tas iš tokių kaip dominuojančių skonių paprastai? Rūgštumo yra visoje kavoje, tačiau reikia nepamiršti, kad jisai visai kavai būdingas, jis turi būti rūgštumas, tik tiesiog jis turi būti subalansuotas, neturi būti, sakau, nei per rūgštu, nei per kartu neturėtų būti. Tai pažiūrėjus šitus 3 puodelius, tai manyčiau, mano kava vizualiai įvertinus pradžiai, be jokių uoslių, čia yra mano kava, šita parduotuvė, sakyčiau, kava būtų ir čia iš kažkokio kito kavos prekybos vietos, vizualiai pažiūrėjus. Dabar, sakykim, dabar ragavimo būdu, tai va matau, kad šita kava yra šviežiausia. Puta, viskas gerai. Yra puta, bet ne tokia iš. Sakykime, kažkokia balzgana, tai gal kava ir nebus bloga, bet tikrai ne šviežiausia. O čia, irgi puta išlenda, bando lysti kažkokia, bet tikrai puta, palyginkim putas, sakykim, su viena spalvas ir su kita, tai dabar paragausiu aš. Ragavimo būdu ragausiu nuo šviesiausios, kur. Sakyčiau, tai liko prie to paties mano kava. Ragausiu tamsiausią, kuri man mažiausia panaši į kavą. Negerčiau, dar sumokėčiau, kad man tokios kavos neneštų niekas. Nenorėčiau jau tokį skonį išėjęs iš kavinės tokios kavos. Tai čia, sakyčiau, parduotuvės. Ir iš bėdos, sakykim, kai mėnesį laiko kavos būčiau negėręs, tai. Bet ir tai dar, jeigu žinočiau, kad laukia geras kavos puodelis, tai susilaikyčiau ir nuo jos. Tai lieku prie to paties. Mano kava iš kavos prekybos vietos kažkurios, nežinau, ir prekybos centro kava būtų. Tai atspėjai, labai, net negerės atspėjai, bet. Sakau, vizualiai matosi, ne? Toks labiausiai posakis atitinkantis, kas yra gera kava, tai ta, kuri patinka man pačiam. Jeigu patinka kava man, tai aš geriu tą kavą, kuri man patinka. Man yra gera kava, sakykim. Tau iš šitų 3 puodelių gal kava bus kitas skani. Ir tu sakysi, tau ta gera kava. Tai viskas, geriam 2 geras kavas gausis. Negali būti taip, kad man skani kava ir tu gerk, tau irgi turi būti būtinai skani kava. Ne, taip negali būti. Tiesiog kiekvienas turime atrasti savo skonį ir gal kitiems sakau, skani kava, parduotuvės kava. Jo, šiaip man, kadangi teko jau dabar ne pirmi metai tiek ir kavinėse, ir kavos skvere gert kavą, tai aš irgi tą šiek tiek kitaip jau vertinu kavą, kadangi pati kava, vadinkim, dabar dažniausiai yra gal geriama maišant su pienais, sirupais ir kitais. Tai kavos gėrim, gamina kažkaip vadinti kavos gėrim. Tai tas galim sakyti, tampa populiarus kavos gėrimas, bet kai eina kalba apie
kokybišką kavą, tai iki kol neteko jos kokybiškos paragauti, tai man jinai niekada neteikdavo tą malonumą, nes visada norėdavosi arba ją pasisaldinti, arba su kažkuo sumaišyti, arba kažką dar įdėti, jog išgauti, vadinkim, tą malonesnį skonį. Bet geroj kavoj gali rasti ir cukraus, ir šokolado skonių, ir vaisių. Dabar čia, malonus poskonis, lengva rūgštelė lieka. Galima gerti, neskubant mėgautis. Teko ragauti man tokią kavą, kažkaip įspūdžio nepaliko, bet dar nebuvau išėjęs ant kavos kelio, tiesiog iš smalsumo ragau tą kavą. Kiek atsimenu, nenuvylė skonis, bet kažkas, kad vau būtų, tai irgi nebuvo. Bet tarp kavos gurmanų jinai nėra populiari, tarp kavos, sakykime, tų skrudintojų, tai visi žino, kad tai yra komercija, yra ūkiai tų gyvūnų, kur tas pupelės, sakykime, surinktas atveža jiems, jie ne patys jas renkasi, tai jie gyvena nelaisvėje tie žvėreliai, vėl kita, sakykime, jų psichologinė būsena tų žvėrelių ir jie tiesiog priversti ėsti tai, ką jiems atneša ir iš to daro biznį, verslą kažkas iš to daro. Aš tai vienareikšmiškai prieš tokius dalykus ir nemanau, kad jinai yra kažkuo geresnė. Ačiū labai tada už šią informaciją, kviečiu visus kavos puodelį, nes tu esi vienas iš tų, atrodo, kuris ne vien tik tai, kad gali gerti kavą, bet ir papasakoja apie ją. Tai būtent kavos skvere tikrai labai smagu, jog gali gauti ir edukaciją atitinkamą ir šiuo atveju skanios kavos. Tai malonu, kad ir mes susipažinom prie kavos puodelio, Lukai, taip kad atradai irgi gerą kavą, turbūt išėjant kokybiškos kavos kelio ir galim dabar diskutuoti kaip pilnaverčiai, draugiškai prie kavos puodelio ir nors ir kaip čia bandėjai mane šachmatais pagauti, bet nepavyko. Ačiū tada. Dėkui.